Šiandien mes išbandom 2018 metais pagamintą Lexus RX 450H. Būtent H raidė ir išduoda, kad tai yra hibridas, nes po kapotu ne tik 3,5 litro darbinio turio V6 variklis, bet taip pat ir šiek tiek elektros, nes tai yra paprastasis hibridas, generuojantis 313 arklio galių, varomas visais ratais, pavarų dėžė automatinė, o į aplinką išmetamas CO2 vos 120 gramų vienam kilometrui. O dabar sėdam į vidų ir važiuojam tęsti apžvalgos kitur. Lexus RX turi jau 5 kartas. Pirmoji pasirodė dar 1997 metais, o paskutinė 5 pristatyta vos pernai 2022. Nuo šalia manęs 4 karta dar ne faceliftinta, o iš esmės 4 karta buvo gaminama nuo 2015 iki pat 2022. Variklių pasirinkimas su šiuo modeliu labai mažas, o dyzelių gamintojas apskritai mums nesiūlo. Pats silpniausias bus 2 litrų turbininis benzinas jau turintis 238 arklio galias. Ir tai bus vienintelis ne V6 pasirinkimas šio modelio gamai. Visi kiti yra V6, 3,5 litro, hibridai arba ne. Galingiausias toks, kokį turim šiandien, 3,5 litro 450H hibridas su 313 arklio galių. 2015 metais šis modelis dalyvavo ir Euro NCAP saugumo testuose, aišku pasirodė puikiai, pelnė maksimalų 5 žvaigždučių įvertinimą, o geriausiai pasirodė apsaugodamas viduje sėdinčius suaugusius keleivius. Jeigu ieško tokio automobilio, užsukite į autoplius.lt, šiuo metu turim labai daug tokių modelių skelbimų ir absoliučią daugumą sudaro hibridai. Jie yra pakankamai populiarūs pirkėjų tarpe dėl savo aukšto patikimumo reitingo, gerų sąnaudų, na ir aišku didelės galios. Kaip pažvelgus į daugumą Lexusų, taip ir į šį nori sakyti, kad jis iš tikrųjų išsiskiria iš minios savo, tokio išskirtinių dizainų lyginant su visais kitais premium gamintojais. Priekyje turime siaurus žibintus, jie yra lediniai, iškerpantį šviesą, tai čia turim tokį aštrų dienos ledą. Rūko žibintai slepiasi štai čia apačioje, o bene labiausiai dėmesį prikausto milžiniškų grotelių sidabrinis apvadas. Automobilio ilgis 4,89 cm, tai iš tikrųjų didelis suvas. Aukštis nuo žemės 18 cm, tai pakankamai standartiškai tokio tipo automobilių. Daug detalių čia nesimato, daugumą jų užgožia būtent juoda spalva, bet šį kartą turim arkų apsaugas, 20 colių ratlankius, hibrido reklamą, na ir aišku šiek tiek chromo aplink langus ir ant stogo bagažinės laikiklių. Gale didelis sportiškumo suteikiantis spoileris su integruotu stop žibintu, po juo dar slepiasi ir valytuvas. Štai čia turime parkavimo jutiklius, kuriuos rasit jau standartiniai tokio modelio komplektacijai, ir apačioje turim labai gražų difuzorių be jokių nereikalingų duslintuvų. Pirmas dalykas, ką jums noriu parodyti atsisėdęs interjerą, tai pažiūrėkit, kaip gražiai vairas ir sėdynė sugrįžta į buvusią poziciją paspaudus start mygtuką. Toliau. Interjeros spalvos pakankamai įprastos, šviesios lubos, tamsios sėdynės, tamsi centrinė konsolė, bet dar turim šiek tiek ir tokios lyg ir sidabrinės rusvos spalvos apdailų, kas yra tokia klasikinė Lexus apdaila. Man jį labai patinka, o štai čia dar turim ir tokios lyg ir tamsaus medžio imitacijos ar kažko tokio, bet bendras vaizdas klasikinis, prabangus tokio lyg ir standartinio verslo klasės automobilio. Man patinka, bet jaunatviškam žmogui gali būti truputėlį nuobodoka. Pažiūrėkim į medžiagų kokybę. Tai čia labai malonu ir labai minkšta, šita vieta pasidėti delnui šiek tiek kietesnė. Čia labai minkšta. Čia šiek tiek kietesnės medžiagos, bet lyg ir nesinori jų vadinti nekokybiškam, čia irgi viskas gerai. O čia ir net šita dalis yra minkšta. Šaunuolis Lexus, pažiūrėkim, kaip čia. Na gerai, centrinė vieta trupučiuką juda. Na, o kalbant apie sėdynės, tai senai buvau sutikęs tokias man patinkančias sėdynės. Jos visų pirma kažkokios labai švelnios odos, šiek tiek prilaiko iš šonų, bet tas prilaikymas toks labiau simbolinis.
Jos labai minkštos, labai patogiai atsisėdau. Vairavimo poziciją radau labai greit, nes tiek sėdynės, tiek vairas valdosi elektra. Sėdynės taip pat turi atmintį, jos yra šildomos, vėsinamos. Čia yra labai daug vietos, tai gali atsisėsti net ir labai didelis ir stambus dėdė ar aukštas. Tai net nežinau, ar galėčiau čia atrasti kokį nors minusą. Man su šitom sėdynėm viskas labai gerai ir ko gero norėčiau su jom važiuoti ne 1000 kilometrų. Multimedijos ekranas labai didelis, gal tiesiog reikėtų sakyti milžiniškas ir toks jis bus jau standartiniai modelio komplektacijai. Tai yra gerai, turint omeny, kad čia yra premium automobilis. Raiška gera, vizualizacijos, nors ir man nelabai gražios, jos iš tikrųjų kokybiškos, veikimo greitis geras. Esminės reikalingos funkcijos čia yra kažkokie tai nustatymai, navigacija, telefono Bluetooth sąsaja, hibridinio važiavimo rodmenys. Ir viskas kaip ir būtų gerai, bet su panašių metų Lexus multimedijomis yra viena ir pagrindinė problema, tai yra valdymas. Ekranas nėra jautrus lietimui ir netgi jeigu ir būtų, jis yra gerokai per toli, kad būtų patogu jį pasiekti vairuojant ir viskas valdoma štai čia esančios svirtelės ir kelių mygtukų pagalba. Ir tas valdymas, atvirai pasakius, netoks ir lengvas ir nelabai intuityvus ir nelabai patogu šituo daiktu naudotis. Tai čia yra viena didžiausių ne tik multimedijos, bet ko gero ir pačio automobilio problemų. Nu, dabar užmeskim akį į galinio vaizdo kamerą. Tai kamera yra. Kodėl jį ne per visą multimedijos ekraną, o tik per dalį atsakyti negaliu, bet geriau būtų per visą. Jis šiek tiek tamsoka, bet bent jau yra linijos sukiojasi sukant vairą. Galima šiek tiek pasikeisti vaizdą į dvi vėliavėlės. Galima pasinaikinti linijas arba jas pakeisti. Ir tai yra visos kameros funkcijos, tai belieka pasidžiaugti, kad ji tiesiog yra. Klimato kontrolės valdymas man labai patinka, jis visiškai elementarus. Viena juostelė su fiziniais mygtukais, 2 zonos, 2 ekranai rodantys zonų temperatūrą, pūtimas, temperatūra ir visi kiti valdymo mygtukai per vidurį. Tiesiog nuostabu ir nereikia išradinėti jokių dviračių. Bet jeigu norit apsisunkinti savo gyvenimą, galite padaryti ir tą. Per meniu galite su šituo daiktu nueiti į klimato meniu ir klimatą reguliuoti šito daiktelio pagalba. Nežinau, kokius 5 metus eksploatuodamas šį automobilį, ko gero šitos funkcijos nei karto taip ir nepanaudočiau. Vairuotojų rodmenys nėra skaitmeniniai, jie analoginiai, dešinėje kaip įprasta turim spidometrą, kairėje turim daiktą, kuris atstoja tachometrą hybriduose, tai yra hibridinio važiavimo rodmenys. Ir įsikrauna, ar išsikrauna automobilis ir taip toliau. O per vidurį dar turim nedidelį, bet spalvotą informacinį ekraną, kuris iš tikrųjų savyje talpina pakankamai nemažai informacijos, kas liečia saugumo sistemas, kažkokias automobilio perduodamas žinutės, keletą nustatymų, tripų duomenis ir taip toliau. Tai jis man patinka, jis pakankamai funkcionalus. Išbandomas modelis dar turi ir projekcinį ekraną, vadinamą head-up displejų, kuris iš štai čia man pateikia informaciją, kurią matau ant lango, tai yra mano važiavimo kryptis, įmesta pavara, apsukas ar greitis. Šis head-up displejus 2018 metais buvo didžiausias iš visų automobilių turinčių tokius elementus. Vairas man labai patinka, jis ne per didelis, apsiūtas oda, malonus lietimui, kaip jau prieš tai minėjau, valdomas elektra, šiai esu toliausiai atsistūmęs. Taip pat ir multifunkcinis, kairė vairo pusė valdo multimedijos keletą elementų, dešinė vairo pusė valdo borto kompiuterį ir keletą saugumo sistemų. Valdymo mygtukai fiziniai, nejautrus lietimai, greit perprantami, borto kompiuterio valdymas labai paprastas su vos 5 mygtukais, tai tas man labai patinka. Taip pat automobilis turi ir autopilotą, jo rankenėlė slepiasi štai čia už vairo. Ir šita rankenėlė 2018 metų Lexus yra 1:1 visiškai tokia pati kaip ir 2000 metų gamybos Toyota Prius. Tai išvadas pasidarykit patys. Na, o dabar, aišku, negalime praleisti dėtuvių. Tai duryse turim po labai didelę dėtuvę, kuri man patinka, nes jį papildomai atsidaro. Taip aš galiu patogiau pasiekti savo kažkokius tai daiktus ir paskui vėl ją uždaryti. Labai naudinga dėtuvėlė. Kairiai vairo pusėje turim tokią, mažą per beveik visą delną dėtuvėlę atsidarančią. Toliau, štai čia yra dėtuvė, kur puikiai telpa mano telefonas su bevėlio įkrovimo funkcija. 2 puodelių laikikliai, nemaža dėtuvėlė štai čia yra tokio gylio. Čia turime 2 USB jungtis, AUX jungti, 12 voltų jungti. Taip pat turim vieną dėtuvėlę štai čia, kurią gali naudotis keleivis, vairuotojas tokios dėtuvės neturi. Na ir turim, sakykim taip, pakankamai nemažo dydžio dėtuvėlę štai čia. Dabar atsėdau galą,
pats už savęs pažiūrėti, kiek vietos čia. Ir žinot, mano keliam vietos sočiai. Mano galvai vietos dar sakyčiau, nes į lubas remiasi tik mano plaukai. Bet mano 46 pėda paprastai sėdint jau yra palindus po priekinę sėdynę ir truputėlį spaudžiama. Tai jeigu priekinis vairuotojas, kaip aš, yra sėdynę nusileidęs iki pat apačios, pėdom vietos šiek tiek trūksta. Toliau, porankis yra su labai gražiai atsidarančiais 2 padelių laikikliais ir viena dėtuvėlė. Galima atsidaryti vidurį, važiuoti 4 ir vežti kažkokį tai ilgą daiktą. Turim 12 voltų jungti, tokią dėtuvėlę, iš kurios viskas iškris, porą kišenėlių už kiekvienos sėdynės, langą, kuris atsidaro iki pat apačios. Čia vienas geriausių elementų. Na ir dabar perlipkime į vidurį, nėra jokio transmisijos tunelio 4WD automobilyje, kas yra gerai perlipant, bet žinot, sėdėtai aš čia nenorėčiau, nes ištiesus nugarą galva turėtų būti taip, keliam vietos sočiai, bet pėdom vietos ir vėl mažokai. Žodžiu, neįspūdinga čia situacija. Na gerai, čia yra ir dar vienas malonus elementas. Sėdynės galima gale atsilenkti iki tokio lygio, kad ko gero net ir maloniai čia visai pasnauščiau. Dar jeigu atsilenkčiau porankį, jo, tikrai maloniai pasnauščiau. Na, su bagažinės talpa Lexusas šiek tiek pralaimi savo konkurentam, nes bagažinė yra bene pati mažiausia šitam segmente. 540 litrų, BMW X5 beveik 650, ką jau kalbėti apie Q7 su beveik 900 litrų. Tai dugnas, jis atsidaro, bet jis nėra dvigubas, čia yra truputį vietos sudėti kasdien vežiojamiem daiktam. Čia yra hibridinės baterijos ir kiti reikalai. Ir kas keisčiausia, net jeigu automobilis nebus hibridinis, čia papildomos vietos nerasit. Toliau, turim tvirtinimų sunkiam kroviniui, kabliukų pirkinių krepšeliam, 12 voltų jungti ir aišku atsilenkiančias sėdynės labai maloniai ir labai patogiai atsilenkiančias, tik tai problema tame, kad jas atlenkus dugnas netampa lygus ir ties sėdynėms susidaro šioks toks kampas, tai sunku krovinį įstumti, nebus taip jau ir paprasta. Na, o dabar dažniausiai pasitaikančios Lexus RX problemos. Vienintelė iš tikrųjų dažnai pasitaikanti modelio problema tai yra kuro siurblio gedimai. Daugiau nieko rasti nepavyko. Ir apskritai tai yra pakankamai aukštą patikimumo reitingą turintis automobilis, dar pakankamai naujų metų, tad labai tikėtina, kad kelios problemos dar tik paaiškės bėgant metams. Jeigu esat kaip aš ir mėgstat itin kokybiškai ir paklusniai valdomus automobilius, tai gali būti, kad šitas RX-as jūs truputėlį nuvils, nes važiuojant didesniu greičiu į posūkį ar kažkokiais tai vingiuotais keliukais, nenori kėbulas truputėlį suvirsta į šoną ir to tokio užtikrintumo vairuotojai pilno neduoda. Bet sakau, jeigu esat labai į tai orientuoti, nes iš esmės paprastam automobilio vartotojui važiuojančiam iš taško A į tašką B ir baisiai to nesureikšminančiam, čia jokių problemų kilt neturėtų. Komfortas, kita vertus, jau kita medalio pusė, nes komfortas turėtų patikti bene daugumai vairuotojų, nes automobilis iš tikrųjų labai minkštas, tiek kelio nelygumus, duobes, šulinius surenka puikiai, per gulinčius policininkus pervažiuoja puikiai ir atvirai pasakius, net ir per aštriuosius mažuosius gulinčius policininkus, aišku, nemilžinišku greičiu, automobilis važiuoja neblogai. Tai su šitos važiuoklės ir šitų sėdynių kombinacija, manau, važiuočiau drąsiai ne 100 km ir paskui skųstis tikrai neturėčiau. Bet aišku, pats hibrido gėris atsiskleidžia mieste, kuomet mes dažnai didmiesčiuose sėdim kamščiuose. Tokiu atveju, sėdėdamas kamštyje, jūs važiuosit ne su vidaus degimo varikliu, o vien tik tai elektra, po truputėlį slinksitės į priekį. Taip, visų pirma, jūsų neerzins dirbantis variklis, visų antra, neturėsit tuo metu jokių sąnaudų, na ir visų trečia ir svarbiausia turbūt, kad palaikysite švarą ore sau ir aišku mums visiems aplinkiniams. Kalbant apie pavarų dėžę, tai su šito modeliu mechaniniu jūs nerasit. Šiuo atveju mes turim CVT, automatinę dėžę. Tai startuojant elektra, startas labai švelnus, pavarų, kadangi mėtymo nėra, tai ir jokio tampymosi nėra. Ir vienintelis erzinantis, galbūt erzinantis momentas, tai yra užakseleravus, įdomus žodis, pasigirsta toks garsas, paklausykit.
tas garsas bus tik akceleruojant ir aišku, kadangi čia yra Lexus, jis turi pakankamai gerą garso izoliaciją, tas garsas nėra toks įkyrus kaip Toyotoj ir ko gero bent jau aš su juo labai greit susitaikyčiau, o turbūt ir taikytis nebūtų su kuo, kaip pati dėžė dirba taip maloniai. Na, o garso izoliacija, kaip minėjau, aišku, tikrai gera, čia visgi yra Lexusas, priekyje langai yra dvigubi, tai iš esmės man nelabai girdisi, kas vyksta už lango, nei veidrodžiai lyg ir švilpia, nei kiti automobiliai girdisi, tai noris duoti liuksą garso izoliacijai. Na, o kalbant apie matomumą, tai priekį viskas iš tikrųjų puiku, šoniai veidrodžiai dideli, štai čia prie statramčių dar turim papildomą langelį, kuris suteikia daugiau matomumo negu jo galėtų būti. Priekinis langas didelis, vidurinis veidrodėlis kabo aukštai. Čia neturiu visiškai kuo skųstis. Gale langas didelis, nuleidus galinius sėdynių atlošus vaizdas gerokai pagerėtų. Galiniai statramšiai šiek tiek tokie kaip ir storoki, tai gali kilt momentas, kai kažko tai nepastebėsit, bet tada tiesiog reikėtų neskubėti. Apibendrinant, priekį viskas puiku, gale galbūt storokas statramštis. Na, o kas liečia sąnaudos, tai toks automobilis ima tarp 8 ir 9 litrų 100 km benzino priklausomai nuo jūsų dešinės kojos sunkumo. Ir aš įsivaizduoju, kaip keistai gali nuskambėti, kai 3,5 litro darbinio turio benzininis V6 formos variklis kartu su automobiliu sveria daugiau negu 2,1 tonos ir turi 313 arklio galių ir važiuoja su 8-9 litrais 100 km. Aišku, čia visą darbą sudirba hibridas ir tik tai dėl to tos sąnaudos tokios mažos, bet pripažinkit, pakankamai įspūdinga. Ir atvirai pasakius, šito modelio gamoje nėra taupesnių variklių. Taigi, ar verta pirkti 4 kartos Lexus RX? Na, automobilis tikrai turi nuostabų galios ir sąnaudų santykį, yra labai komfortiškas ir turi labai aukštą patikimumo reitingą, tad jį išbandyti be abejonės verta. Tačiau, ko gero, nuo skuboto pirkimo mane sustabdytų ypatingai prastai valdoma multimedija, ir aišku, bene mažiausia bagažinės segmente. Pagalvokit patys. O aš jau šiandien atsisveikinu, kaip visada visiems jums ačiū už tai, kad mus žiūrit, užmeskit laiką, pasubscribinkit ir nesušalkit. Iki.